Šįkart trumpai apie mūsų virtuvėlę. Tai nuo pat pradžių žinojome, kad virtuvėlės mums tikrai reikės. Stalviršis, kelios lentynos, vieta šaldytuvui. Atrodytų nieko čia sudėtingo. Stalviršį radome labai greitai Ikėjoje, nupigintų prekių skyriuje su 50% nuolaida ir jį parsivežę puolėme prie darbų. Pirmas dalykas, stalviršis buvo truputėlį per ilgas, tai teko pripjauti. Tada pradėjome gamintis karkasą. Ir čia truputėlį paslydame. Nežinojome šaldytuvo matmenų, nes šaldytuvo dar nebuvome išsirinkę. Taip pat neturėjome aiškios vizijos, kaip viską pasidaryti. Ir uždėję stalviršį ant tokių kreivų šleivų kojelių, palikome šį projektą užšaldytą keliems mėnesiams. Atėjus pavasarį ir įsigijus šaldytuvą, viskas tapo daug paprasčiau. Jau žinojome, kokio dydžio daryti vietą šaldytuvui, kiek vietos liks lentynoms ir kibome į darbus. Senąją konstrukciją demontavome, nusipirkome iš depo dureles, iš įvairiausių lentų likučių pasidarėme lentynas, labai improvizuota lentyna virš stalviršio. Ir štai prieš jūsų akis dar vienas mūsų rankom gamintas šedevras – virtuvėlė už keliasdešimt eurų. Brangiausiai kainavo stalviršis ir durelės, visa kita buvo iš mūsų medžiagų likučių. Tiesa, ant durelių taip pat sutaupėme, nes pirkome jas paprastas, nedažytas ir dažėme rankiniu būdu. Ar vertėjo? Klausimas, galbūt būtų buvę geriau nusipirkti iškart nudažytas, bet rezultatas neblogas.